Ačiū pirmininkė. Tai kolegos, aš taip pat noriu jūs paraginti pasitikėti mūsų jaunimu. Priėmus šitą įstatymą, pasitikėkime jais taip, leiskime jiem pirkti ir vartoti alkoholį nuo 16 metų. Leiskime pirkti cigaretes ir kitas priemonės. Neberibokime jų darbo, nes nuo 16 metų mes turime apribotą darbo rinką nepilnamečiams. Taipogi pasiūlysiu priimti įstatymo pataisas, kur nuo 16 metų nepilnamečiai galėtų užsiimti ir lytiniais santykiais su pilnamečiais virš 18 metų. Taigi mūsų jaunimas yra subrendęs, jis žino, kokius reikia priimti sprendimus. Jie yra ir politiškai stiprus, ir finansiškai nepriklausomi. Tai tikrai raginu kolegos priimti šitą įstatymą ir po to pateikti kitus įstatymo projektus, kur mūsų 16-mečiams mes leistume būti pilnaverčiais Lietuvos Respublikos piliečiais. Ačiū.